Visi pamatys, bus visiems kultūrinis šokas, ane? Laukiamas, didžiausias ir stebinantis. O apie ką tu kalbė? Tu žinai, apie ką aš kalbu. LBC 25. Šit trasos buvo pusfinalose. Vyram daug šuolių, o kur moterims? Už moterų teisę Žygimantas. Oho! Čia Roma. Romancevokovo. Esu jau dar mėgojau lovo vienoj. Ir matai, kokį jinai big ass postą šovė. Jeigu nebūtų Romkos, varžybos būtų ne kažką. Pirmas, ne pirmas. Čia būtų pirmas mano hermėjos. O antras. Ir Eduardas turi geras blauzdas, viskas. Ir kažkokia moteris į mane eina ir man mojuoja, va taip, va žinai. Ne. Pirmas interaction su Mariu buvo toks? Jo, pirmas mano interakcija. What the fuck, crazy. Tikiuosi buvo nice. O. Dabar jaučiuosi kiekvienas girdžiuosi, kaip aš kalbu. Taip. Gerai, bet kaip mes pradedam, nu visiems mes tokie... Visi pamatys, bus visiems kultūrinis šokas, ane? Nu. Mes sakėm su Rugile taip pavadinom, kad čia bus kultūrinis šokas. Tai visiems reikia taip. Ką darom? Nu ko jūs vaikit, davai, nu. Visų pirma, Ką? nes buvo vienintelė Kamilė Albačio. Nu, shit. reikia pasveikinti. Hi guys. Ne, žiauriai awkward. Tai aš tą ir sakiau. Kad bus. Kad iš mūsų trijų buvo vienintelė Kamilė. Mes buvom užsienį. Dabar palauk. Dar kur tu taip skubi? Dabar bus captionas. Uždėsiu tokį captioną. LBC 25. Ir dabar ką? Jo, ir čia realiai ir bus intro. Rugile, nepamiršk, kad tu be mikrofono, tai tu pagriebk iš kažkieno iš manęs arba Žygio. Geriau iš jo sakyčiau. Pas mane mikrofonas, jis yra labai directional. Ok, LBC 25. Kasgi ten buvo? Ir rimtais, tu buvai. Jo, prikolas tame, kad aš vienintelė buvau LBC. Kur jūs buvot, guys? Aš buvau Vokietijai. Aš buvau Suomijai. O tokie va, patriotai. Ištikė. Yes. Bet žiūrėjau per YouTube'ą pusfinalius. Kada baigiai žiūrėt? Pusfinalius žiūrėjau, kai važiavau iš Latvijos į Lietuvą. O finalus? Buvo įdomu. O finalus šiandien rytą. Bet aš pažiūrėjau, kas nugalėjo, mačiau, kad Roma ten sutaškė viskus. Laisvai Romka! ir... Įdomu, kad tu laimėjo, nes Sula dažniausiai nelaimi ir šįkart buvo labai strong. Nu realiai, ne? Dažniausiai laimi Rugilė. Nu taip, visą čia, tai palauk, Nu tai taip, interviu man buvo labai sakė, šok. palauk, ten sakė, kad čia jas 10 LBC irgi ir jinai per visus tuos metus pirmas kartas jos laimėjimas buvo. Taip, Visus bet aš tuos ten sakė, 9 kad kartus laimėjo. Rugilė laimėjo, man rods. Jo. Bet jinai treniravosi, tai. Aš pasiemi žiūrėjau, tipo, eidama. Žiūrėjau Kamilę tiesiog eidama, kitų nežiūrėjau, neįdomu. Ai, tu mane tik vienintelė žiūrėjai. That's a true friend, guys. Kaip jums trasos? Pusfinaliu? Pusfinalio. Jums Insane. kas lipa tas trasas? Žiauriai odą nudrožė, blemonė. Net, Seni, aš net užsirašiau moterių tipo trasą. Žiūrėk, pala. tipo greidus, ką tu Ne, žinai. pirma trasa, iš 18 dalyvių flashino, iš pirmo karto pralipo 15 dalyvių. Pala, yra kas neflashino pirmos trasos? 3 O žmonės. šitą gerdą. Ir žiūrėk. No Yra- fucking way, ne. Bet visus pralipo, bet flashino 15. Tada antrą trasą flashino 14, tada trečią flashino 9. Seni, what the fuck. Pusfinaliai ir žmonės tiesiog flashino trasas 3. Ir jau šeštai, nu jau ten buvo normaliau tai. Bent šeštas. Šešta irgi, šešta. 6 flashino tik tai. 6 flashino. Iš 18. Jo. Pala iš 18. Tai pakalbam, kas neatėjo į izoliatorių. Aš nežinau, no. Tai pala neatėjo Arina ir Tanja, ne? Man atrodo. Tanja nelipo. Nes Tanja tai tikrai nelipo pusfinaliuose. Bet aš nežinau, kodėl Tanja. Bet Tanja tai postą tai nešovė, kad, tipo, nepriėmė jos. Arina šovė. Tu žinai Ariną? Nelabai. Jo, žinau. Žinai, čia lipa vertikal pas mus. Jo, Nu, tokia aš žinau. stipri ukrainietė. Jo, jinai- bet jinai pavėlavo, sakė. Taip, jinai vėlavo 10 minučių, jas nebeįleido. Tai aš suprantu. Nu, šit, tu negali vėluoti į izoliatorių. Wow. Nu, come on, sen, čia yra renginys normalus ir dar yra transliacija vis tiek. Nu, negali. Tai aš tai Tikrai nesakau, kad negali. čia gerai, kad, tipo, ne. Nu, tas 10 minučių gal atrodo nieko tokio, bet čia, come on.
Jeigu yra limitas padarytas, tai... Ne, aš tai sutinku, viskas pagal taisyklės, jo. Bet jo. She was late. O Tanya, tai aš nežinau, kas dėl Tanios. Neišsiaiškinau. Jinai irgi tikriausiai pavėlavo ar kas. Ar jinai tiesiog nusprendė nelipti. Tania, Tanya. čia Myšo žmona. Ai, nu, su jie kitaip yra. Man, nežinau, girdisi pas tave? 1, 2, 3. Jinai šiaip nemėgsta varžybų vaibo. Ir nemėgsta competing. O, aš Tam esmė, jinai laipioja for fun. Tipo, aš ją suprantu, jai patinka laipioti, jinai laipioja. Jinai atvarė varžybas, sak, palipti, kad jai smagu būtų. Jai buvo smagu, tipo, Tai kam nenorėjo. tada iš vis į pusfinalis bandyti patekti? Tai nebandė, jinai tiesiog palipo gerai, nes jinai Tai kam stipri tada yra. žymėti rezultatus? Tai, tipo, netyčia gerai sulipo, netyčia pateko į pusfinalius ir netyčia netvarė į pusfinalius. Tipo, va. Gerai, aš nežinau šito, gal jinai rimtais negalėjo dėl kažkokių priežasčių, bet... Tavo. Gal vaiką turėjo prižiūrėti? Jo, gali būt. Fair enough. Aš nežinau šito. Fair. Tikriausiai buvo priežastis. Nes jinai vis tiek lipo finaluose ar Bet varžybose. gerai, jinai, pavyzdžiui, žiūrėjo pusfinalis. Arina tai iš karto viso, neįleido jos izoliatorių, iš karto viso varė iš ten, jis ir nebežiūrėjo pusfinalį. Ką jūs darytumėt? Aš suprantu jo. Jūs irgi nesidėtumėt? Jo. Ne, tipo, jeigu manęs neįleido, jo, kodėl aš ten turėčiau likti? Man tiesiog skaudu būtų. Nu jo, galbūt ne. Man tai gėda būtų, pradėkime nuo to tokia gėda. Gerai. Bet, tipo, įdomu, kažkokio bifo turėjo ten su tais teisėjais. Jinai ten su Mykolu, ten Mykolas buvo izoliatoriai, tipo. Ai, Mykolas. Mykolas ten visus atsakingas buvo, kas užeina, kas išeina. Tai Mykolas jis sako, ne, tipo, aš negaliu tavęs leisti, jeigu tu nori dar kažką ten bandyti, tai kalbėti su vyr teisėju. O vyr teisėjas kas buvo? Nėra Dimo mirų. Su Dimu pakalbėt? Seni. Ne, Bent jau website dar net naujinta, tai bent jau ten yra Dimo, tai... tai jo tikriausiai kad Dima. Nu tai žodžiu. Va taip va. Mūsų diktatorius. Ei, come on. Spoileris. Ne, ten viskas okei. Ten You nenudimas sure? priklauso realiai. Aš turiu rezultatus, bet aš neturiu... Neturi manęs, super. Jo, nes tu buvai toli. Tu buvai 12, nu čia aš 10 turiu tik tai. Dar patingiai 2 įdėt. Sorry. Aš galvojau, kad tave reikia įdėti, bet nukirpau ties Anastasiją. Ok. Gerai. Kiek Lyzai metų? 16. No way, 16. Transliacijas žiūrėjau šiandien rytą. Ai, 16. tiksi tu. Aš buvau pats, tipo, wow. Aš 14, sakyčiau jai. Bema, man atrodo 16. Man 16. Lyzai tikrai ne 16. 15 gal. Nu, tau Gal šiais- 15? Tau šiais metais 17. Nu, bet tai visien. Pala, jinai kėlės kažką, tipo, kad tas gimtadienis neseniai buvo. Bema, dabar aš dėjoju ar į 15 ar 16, bet liktai sakė 16. Telefoną. Jinai kėlės, kad gimtadienis buvo neseniai. Dabar, Nu, vienas iš jauniausių dalyvių, tai... nu, bet tikrai ne 16. Man 16. Jinai netrodo 16. Nu gerai, aš irgi netrodo 16. 15. Va, 15. 15. Nu, Okay. ką čia, propaganda My kažkokia. bad, jei 15 ir neatrodo, nu gerai. Atrodo 16? Nežinau, sen, aš dabar nebegaliu moterų verti lapščia. Jūs panašaus amžiaus atrodot. Jo, man kontrolė pasakė, kad man 14. Nu tai, ko tu nori? Tai... 14 metė čia atsisėdo. Gerai, pakalbam apie Alą. Žinai Alą? Ne. Nu šitą, iš lygos. Jo, žinau. Tai, tu matei jos paustą? Ne. Gerai, dabar paskaityk, va, prieš visus žmonės. Taip greitai perves, paskaityk, neskubėk. Gerai, jūs galite Tik kažką negarsiai, paliekant. tiesiog. Paskui pakomentuosi situaciją. Tipo, kad tik 2 žmonės gali būti, tipo, užsieniečiai, 2 žmonės Jo, į finale. finalus patenka tik 2 Ir tipo, užsieniečiai. buvo tik lietuviškai tai parašyta. Jo. Ir matai, kokį jinai big ass postą šovė. Ir iš tokį burbulą išputė čia Bet- tipo. Grįžtant prie to, kad šit trasos buvo pusfinaliuose. Tipo, Ne, žmonės, jinai į kurie pusfinalius pateko. pateko. Jinai į finalus nepateko. Aš sakau, pusfinaliuose buvo šit trasos. Kad finalus nepateko. Nu. Nes ten visi daug flashino. Ir No. jinai, man atrodo, ten... Ne, dabar Jinai ten viską nepažiūrėjau. flashino, jinai viską flashino. Jo, jinai viską flashino. Kur jinai?
Turėtų čia Ai, va. Ala, jo, jinai viską flashina. Nu, viską flashina Jinai viską ir flashina. tu nepatinki, nes... Tai tada žiūrėjo pagal atrankų rezultatus. Nu tai. Ir atrankos jinai sulipo blogiau nei tos kitos, kurios flashino pirmesnės. Ir todėl jos nepaėmė. Tai šiaip ką jinai vienintelį dalyką galėjo padaryti, tai tiesiog sulipti geriau atrankose pasistengti. Pasistengti reikėjo. Jo. Pasistengti Tai atrankose. jinai to nepadarė, so, oh well. Buvo, kad lietuviškai buvo paštai, tai galėjo įsiversti tiesiog. Ką žinai. Nu, ne viską perskaičiau, bet supratau bet esmę. supratai. Jo, ir tada, kad kainavo 300 eurų. Gerai, tai ką jinai dabar nori, kad federacijai finansuotų viską? Nu, ne. Tik visiems smagu buvo, tikriausiai. Visiems jinai varytų į tas varžybas, nesvarbu. Jeigu jinai žinotų šitą informaciją, aš manau, jinai visiems varytų į tas varžybas. Nu, jo, bet tipo, dabar turiu prie ko prisikabinti. Oh my god. Nėra ką veikti gyvenime, aš nesuprantu. Business calls. Žiaurus darbas. Negaliu su broliu pakalbėti. Bet paskambinau. Jau nebereikia. Žodžiu, bet šiaip jo trasos buvo, tipo, vyram per sunkios, Ne, Moterim vyram per gerai. lengvas. Aš manyčiau gerai apie vyram. pusfinalis kalbant. Aš manau buvo gerai. Buvo gerai, Taip, niekas nepatopino, patopino visi tik pirmas trasas. Pirmą trasą, tą Ar- stebinę. taip, Bet nežiūri, tai ko. pasitaiko. Žiūrėk, Jeigu nebūtų Romkos, varžybos būtų ne kažką, būtų tipo boring. nu gerai, pusfinalise gal trūko topo, bet aš suprantu ir trasų kūrėjus, nes, Trūko to pusfinaliuose. nes tik pirmą pratopino. Kitų trasų nėra topo. Vyrus? Jo, apie vyrus. Bet ne. Nu žodžiu, ten sunku, bet aš manau geriau jau sunku negu per lengva. Šiaip realiai pusfinaliai turėtų būti sunkiau už finalus. Aš šitą esu girdėjęs, kad tipo, pusfinaliai dažniausiai būna sunkiau, finalai tokios tiesiog būna, kur parašiau, žinai, trasus, Nu. kur tiesiog kad gerai atrodytų, žinai, ant sienos ir Tai va. įdomu būtų žiūrėti. Tai va, tai aš sakau, kad visai buvo gerai. Šiaip vyram jo užtaikė, bet tipo, moteriam tikrai per Dabar lengvas. galėjo būti kažkur lengvesnis, kad galėtų patopinti, bet užtenka. Aš manau, užtenka. Pas moterų, total different. Sena, pažiūrėk ten, kiek 5 ar 6 moteris ten statistika flashino pasirašyta? visas trasas. Čia Kur nėra ten? statistika. Nu, čia yra mano japinimas. Kokios trasos ir kokios čia. Gerai. Čia Žygimanto dabar režimė apie visas geltoną easy, balta easy, juoda mini dino, balta spaudimas. Moterų pirma 15 iš 18 moterų flashino, antra tai jau 14 iš sakiau. 18, trečia 9 flash iš 18, ketvirta 6 iš 18. Kamera pievas rodo. Jo, va šitą nėra laikmačio žiūrovams. Jo, Aš norėjau man to tą labai patį trūko. pasakyti. Aš norėjau tą patį Taip, pasakyti. kaip varžybose, kai dalyvauji, lema, labai reikia to laikmačio. Ir kai Nu, žiūri ten- savo varžybos Jo, ir kaip irgi. tik azartą žiūrovams Jo, sukelia, žiūri per jo. teleką, o, važiuojam, Tai Matvėjus ten kažkur dairės, aš pamenu, tu pažiūrėjau jį, kaip jis įlipo per pusfinalius, jis tiesiog dairės ten kažkur žiūrėjo į tą laiką, Žiūrovam. bet jis nerado tą laiko. Ne, tai Transliacijai. mes turime omeny žiūrovams, transliacijai. Ai, žiūrovams? Nu, Ai, mes tai dalyviai, lipikai, turėjom tą laiką. ai, okei. Nu. Jo, makes sense. Nu tai jo, bet žiūrovom, kai tu žiūri ir žiūri finalai, tu nežinai kiek laiko. Tiesiog žmonės sako, o paskutinis bandymas, nes nebeliko laiko. Bet tipo, aš nežinau, kiek ten laiko. Norėtųsi. Ne. Dar tokį išsikėlė klausimas Žygimantui. Vyram daug šuolių, o kur moterims? Už moterų teisę Žygimantas. Nu nes, žiūrėk, pusfinalį, ar buvo šuolis moterim? Nebuvo. O vyram 1,5 buvo, sakyčiau. 1,5. Kaip čia taip skaičiuoju? Nes viena trasa buvo visai šuolis, ta rožinė, Ai, ten jis. o kita trasa Niekas violetinė. nepadarė. Nu ten bent zoną turi kai kurie. Dauguma O- turi zoną. O violetinė, ten pusiau šuolis toks yra, kur ten įsistoji, įsti krimpai ir tada šuoliukas. Toks dar. Bet mažai Jo. kas jį padarė, kas padarė tą šuolį. Mažai, gali pažiūrėti, kas turi Pagal zoną. zoną. Kad net šitas Matvėjus nepadarė. Bet čia pagal tuos. Semifinals. Bet tu galėjai daugiau žmonių. Gal... Aš bent jau tokių turiu, ką jūs turite? Žiauriai neįdomu. Aš čekauju. Aš čekauju. Ką? Aha, kaip jokinė. Taip, nu tai aš tai nesuprantu. Tai ką tu žiūri ir nesupranti? Taigi, kam tu šis spausdinai, per kompą galima paimti, įsijungti ir tau ten atidaro Galima, visas trasas. galima, Dabar tu supranti, kurioje čia trasoje jis paėmė zoną. Tu supranti tai, nes aš tai nesuprantu. bet man to nereikėjo. O man va dabar reikia. Kitis. O? Atsargiai neatjung savo mikrofoną. Gerai, galim paimti. Pajungiam.
Ne, tiesiog norėjau pasakyti, kad aš, žinai, žiūrėjau tos pusfinalius ir, nu, tipo, apie tą, žinai, kamerą, tipo, kad realiai pievas rodo, nes, tipo, tiesiog žmogus lipo trastą, jeigu ten beveik pralipęs trastą, tai rodo žmogų, kuris tiesiog sėdi ir ilsis, tipo, tai blėt, alio. Arba rodo, tipo, žmogus daro topo ir tu nepridėši antrą ranką, tiesiog nusukai į žiūrovus, Jo. tiesiog nematai to topo. Toks, what the fuck. Čia bent jau pusfinalį tai buvo. Gerai. Padarom šitą. Gerai, va, yra. Reikia netinkamai mikrofoną. Laidai, laidynai čia. Bam. Gerai. Nu. Kelinta buvo trečia trasa? E, Ar antra? vyro. Violetinė ta kelinta buvo trasa. Antra. Nu tai gerai. Va, parašyta. Violetinė antra. Keista. Nu, antra trasa. Nu tai kas padarė? Spaudžiam po vieną. Tai Romka, Romka. Petras, Jūriai. Žodžiu, kurie Miša. pateko, išskyrus Matvėjai. Ignas padarė Taigi pirma juoda meritas. buvo. Pirma juoda? Nu, o pirmą daug kas padarė. Blet. Vainas. Bet ta juoda tai Nieks žosga. nepadarė šitos. Nieks nepadarė, kur tu eini? Kur tu eini? Gerai. Taip, aš nemoku Taip. naudotis kompas. Irgi nenuverst telefoną. Dup. O! Taip. Ką aš padariau? Paspaus kitą mygtuką. Oh my god, sena. Oi, žygis, žygis. Žygi, žygi. Kamilė, kamilė. Aš bent jau turiu IFS savo puslapį. Jūs turit po? Jūs fotografavo? Apie ką mes? Nu, tipo, kad šitas. Ai, sorry. fotkės. Puslapį taip. Ai, bus, pamatys. Busit? Busim. Ai, šitam IPCC puslapį. Ai, šitam, tai gal ir ne. Nu, gerai, Kamilija. Nuotrauks? Ne, nuotraukas nebus. Nugi praėjau. O tu esi Praėjau. šito? Jo. O tai gal mano bus, aš kaip O tu esi kažką? Vau. Paskutinė likau. Kaune dalyvavai varžybose? Įsivaizduoju. Eik tu savo, gerai. Tada Rugilė. Gal, bet tipo, jeigu nebus biškai gaila, nes aš po dviese dalyvau. Nu ir kas? Ne, bus, jeigu dalyvavai būsi. Ne, naušit, kad būsi, bet ar nuotrauka bus? Nu, ble. O, Rugilė. Nu, bet tau net nebuvo, tau 16 o šią tai. O tai Va, kas jis- įdeda tas nuotraukas? Troja. Eduardas fotografavo. Ne. Jo, Dabar. mes grinai, va čia, va tenai. Ai. Va ten fotografavo, vieną dieną. Tas petikos. Ką? Noriu, bet man tipo tos fotkės tai yra petikas. Fotkės? Kaip pasakyti? Gerai. Fotografas. Fotografas. Oi, oi. Oi, oi. Showtime. Nu ne, nu tiesiog, kad parodyt, kodėl aš esu tenai. Oi, koks pūkiai. Puki Aš- kur. Ne, bet tu netrodai čia baisiai. Nu, Nu, realiai tu... Gerai, nieko nesakysiu. Toks jaunas. Oho! Nu tai, nu, Nu, 22, visai- bet Kur tavo geriausias rezultatas? Va, čia 13 vieta. čia Kur čia? pasaulio opčia combine. Ten buvo 14 žmonių, tai, Pasaulio? bet ten buvo 14 žmonių. Ai. Kodėl ten buvo tik 14 žmonių? Kodėl? Nes nelipo, spydo daug kas. Ir Aha. aš spydo, O tai pusfinalį Rusijai, ten buvo? buvo... Jo, bet aš nepatikau, aš buvau prieš paskutinis, aš aplinkiau vieną turką, pirmą kartą lipdamas spydo. Turka. Turką. Kam? Nes čia buvo pasaulio... Jaunimo pasaulio čempionatas Veronėse, Rusijai. Gerai, dabar eik į LLCF, Laipiojimo federaciją. Tenais vat Ten mūsų mes jau nuotraukas. būsim, ten mes jau būsim. O, matai mane? Front page, front page. Front page. Kodėl čia tokie skirtingi vaibai? O kaip šiaip buvo, už šį žmonės buvo, pavyzdžiui, Čia buvo... šitas. Čia modestas. Čia modestas. Esu jo dar mėgojau lovo vienoj. Žėlės. Pala, prisimenu. Tokį šovę aš jau gausiu į lovą. Ten nebuvo vieno lovo, come on, mes juk neturim daug money. Tai šiaip mes turėjom Nesoriu, bet man tas... Kas yra negerai. Aš prašyčiau, kad teikintų iš šito puslapio. Matrui. Matai, Roma, Nedas, Oskaras, O Danielis. kai šitoks? Danielis. Nebeliko? Bet jis nebelaipė. Ne.
Nu tai va, kam veža tokius, kurie nebelipa. Bet lipo. Ir čia šitą rinktinę. Žiūrėk, kokia aš čia baisi. Oi, tu savo. Žiūrėk, aš pampinta. Bet čia žiūrėk. Tavo forearms tokia big, holy shit. Tu dar su ranka kaip padidini, aš žinai, kai tu įspaudi. Jo, jo. Damn, Ne. they're fine. Man baisu būtų. Palyginus su šitoj rankytėm, pas Kamilę šitos rankos, wow. O, šitas rankos sauga gali. Čia buvo tik mano laipimo pradžia, guys. Ai, Ir aš čia okay. buvau po traumos. Ir aš nelipau čia kelias Pažiūrėk, mėnesius. skiriasi rankos, viena mažesnė, kita didesnė. Traukusi. Tai viena tai ir buvo ta sudaužta mano ranka. Ai. Atrodo jau čia, ne? Tokia plonesnė čia. Žiūrėk, šitas irgi toks, bet ne, pažiūrėk, pas man didesnis negu pas Vilių ranką. Realiai? What the fuck, kodėl? What? Ne, bet šiaip pripažinkim, čia blogos nuotraukos, čia visas pas visus nėra. Nu tai kas fotkina? Gal pas tave photoshopino tas rankas? Ne, photoshopina. Privokė. Ne, šį pas mane palauk. Gyvai parodys. Tai dabar tu pas save nieko nebėra. Ne, pas ją man ras tiesiog žiūrėk. Tai kaip Bet iššoka. čia dabar tu nesi pumped. Čia kaip pas Eduardą blauzdas pasurgylę. Jo, sen pas savo rankos. Nu, yra ta prasme. Gerai, aš Vidus nenusimau. Nenusimau, nerenginėsiu. Aš paliksiu šitą. Šitą jums duosiu. Nu, žodžiu, va taip, va. Ble, žiūrėk, kokia atrodė, pauskasytė atrodo ten kažkur, taip pat, nu, ble. Aš daugiau. Toks piskis. Supranti, čia dar iškarpytas, žiūri, ne kažką. Jo. Dabar tai apšiai pagalvočiau, kad... Pažiūrėk, what the fuck. Kas čia? Kas čia? Kas čia per... Aš sakau, apšvietimas. Jo, Apšvietimas gal ten realiai vienas. turėtum į kokią fotostudiją nusivežti ar kažką. Nu, mūsų Eduardas fotografavo. Nuo tebest. Bet šiaip sau gerai Gerai, ką visai. dar paguglinam. Eduardas, pavyzdžiui, bus čia. Eduardas bus. Galėtum sakyti, mano pasmas. International Federation of Sport Climbing. Va, matai? Oi, Matai? oi, Jis irgi, man atrodo, čia buvo fotografuotas. Kas jį fotografavo. Pažiūrėk į šitą. oi, o čia tai istorija. Bet numeriukai tai Moskva. Ne, šitas tai crazy čia. Tai? Jis irgi čia buvo fotografuotas. O šiaip, Romka, tai kokios yra pilietybės? Jis Lietuvos. Lietuvos, bet Nu, jo, jis ne- man atrodo, tėvas rusas. Ne, aš bijau dabar suklysti, aš nežinau, kuris. Bet tipo iš iš jų. ten, jis rusas, baltarusas, o ne ten jis tipo kažkas. Jo, jis rusiškai moka gerai. Jis ir jo šeima kalba rusiškai, taip. Bet jis supranta visi lietuviškai, aišku. Jis supranta lietuviškai, bet nėra jo lietuvių kalba tobula. Ne. Nu, ne. Pas jį, man atrodo, Bet netgi jis stipresnis susikalba. akcentas negu pas Myšą. Realiai dabar, taip, man atrodo. Nu, yra nežinau, akcentas. yra, bet pas Myšą yra, kad jisai tiesiog žodis ne tą linksnį panaudoja, kai Ne, kalba. man patinka, kaip Miša kalba. Patinka? realiai. Realiai? Mašinų. Aфиgenas Jo. varžybas. Geras žaibas. Tai jo. Nu jo, Ne, Myša realiai, aš gerai. norėčiau, kad Myšą prarastų tą savo šitą. Nu, čia yra jo dalykas. Nepraras, Tai čia nepraras. daug jie yra. Bet jo, aš pradėkime nuo to Romka dabar šis tikriausiai lietuviškai nekalba ten pas save. Ai, vėl angliškai. Nu. Tai jo, tai jis O pamiršo. kaip įdomu, anglų kalba skamba pusiai. Gerai, taip, Gerai, žinai, aš kai manau, rusas pati kalbėtų anglų angliškai, kalba. bet dar su lietuvišku akcentu. Manau, ne, jis visai gerai, susikalba. Ką jam reikia pasakyti, jis moka. Nu, šiaip nukrypom nuo LBČ. Nu ne, mes apie rinktinę kalbam, apie Romą. Ir apie jūsų rankas. Jis labai norėtų pakalbėti. Gerai, Gerai, nu. tai grįžtam prie rezultatų. Pusfinalį. Ai, yra pelyta. Kas liko paskutinis? Oskaras. Yeah. Bet žodžiu, ta pirma trasa žiauriai žostka buvo, aš paskui Kasparą po kelių dienų sutikau Bonobą. Paskui čia visas veidas taip nuvarytas, taip tokia žaizda didžiulė. Ir nuo tos juodos trasos. Nu, aš kalbu į mikrofoną. Mhm. Jo. O pas Nuo Mišą? juodos? Nuo juodos tos pirmos trasos. Ten juoda buvo Aš stebas. nemačiau kaip ten, aš mačiau kaip slydo žmonės, bet taip, nemačiau kaip taip slydo, nusivarė. ten taip slydo. Tipo, čiuoški, nepaslyski buvo. Tipo, čia grinai va tokia žaizda didžiulė. O pas Myšą irgi paskui mačiau Tanę kitą dieną kėlėsi, kai lipo jie čia lyda vertikal. Ir Myša buvo be maikės. Ir Tu čia žiūrėjai. Aišku, žiūrėjau. Nu tai jo, aišku. Ir čia aš tipo irgi tokia žiūrėčiau. ant krūtinės, tokia irgi didžiulė žaizda, tai spėjau buvo nuo juodos. Tai va. Taip, Jo, jo. ką šie finalai?
rožinė pečiai, antra fui oranžinė, nes ten buvo krimpai. Čia vyrų? Jo, čia vyro. Ten oranžinė, kur yra poketas ir patin. Ir ją užšoko apšė ant to šūdo. Ten raudona buvo, kokia oranžinė. Gerai, per transliaciją atrodo oranžinė. Ta būt transliacija raudona. taip klaidina žmonės. Nes raudona buvo trečia. Kur slebas. Jo. O ten buvo oranžinė. Ne, ten irgi buvo raudona. Ten irgi buvo. Ten irgi. Gerai. Koks skirtumas spalva? Buvo oranžinė. Nu, neigiama žodžiu, neigiama. Neigiama, taip. Neigiama. Nu. Ok, tada ten buvo tas raudonas sleba šuolis. Ir tada balta led. Seniai, man taip patiko, kad ledus įdėjo. Jo, Čia buvo O pala, taip good. Čia insane, čia tipo realiai mes taip jau augam. Bet aš tikiuosi neperdaus, neįdės per daug. Nes šie finalai, Šiaip jo, man buvo per paskutiniai. daug to oro akrobatikos, jos tikrai nereikėjo. Man Max nei tema. Sorry, bet nei tema man buvo. Ai, nu. Tu žiūrėjai, o ją rodė per transliaciją, bet Ne, nerodė. nerodė. Aš mačiau per kažkas istoriją kėlės, taip šiandien nežiūrėjau finalo, žinau, kad tai va šitą baltą led žinau, labai gerai atrodė, faina. Tipo gražu, jo ten tas panikės, tipo pašoka kažką ant tų virvių. Bet, nu tarkim, jo, okei. O tai labai gerai, trūdo šoka, ar ne šoka? Ne. Ne, ten tiesiog, aš mačiau per Tanios, tipo, tą story, kad buvo Story. story. Jo, ir tada, jo, ir tik tiek. Nemačiau, kaip ten šoko. Bet šiaip apie baltą led, tai nežinau, man tipo, labai dar patiko, kad išjungė šviesas kažkaip ten tada ir paskui jungė vėl ir tada taip sužibėjo tas led. Nu, aš nemanau paaiškinti, Jo, kad aš galvoju, kad- buvo apskaičiuota. Aš iš labai pirmo balta. pagalvojau, kad- Kybėse tai nejunginėjo šviesos. Aš iš pirmo, nekybėsiu, bet tiesiog aplinkoje Jo. šviesa. Bet Tai man visas aš iš pirmo galvojau, kad labai trukdysis, bet realiai jie visai gerai sužaidė kai kur. Šiaip, kai aš atėjau į finalus, jau finalai ten visi renkasi, aš galvoju, bliamo per tamsu, žiauriai tamsu buvo ir pirmą trasą ten lipa Debora. Aš galvoju, kaip jai netamsu, tipo, man tai buvo per tamsu būti, toks buvo lipti. Nes tamsoje žiauriai sunku lipti. Jeigu esi bandęs, blemba. Nu, tavo, Aš užmiršau Kinda- varot. Tipo, jau buvo vėlai. kinda cool, bet nori matyti kibis. Okei. Final trasas buvo žiauriai geras. Ne visai, nes gal buvo daug šuolių, bet pagal rezultatus atrodo žiauriai geras, nes yra zonos ir yra žmogus, kuris visas pralipo. Ir reiškia buvo... Bet Man- Maros Kas čia? Roma. Roman Sivakov. Romantiškas. Roman. O jis labai romantiškas. Su kuo tu Esu miegojai? miegojęs. Su monim. Nemiegoju, žygiai. Nemegojau. Su mumis. Su jumis čia self-explanatory. Šiaip su panom nemegojau. Gerai. Čia galima išvadą padaryti. Esu dar su Nedu megojęs, su Viliu megojęs, Lietuku. Lietuku. Man atrodo esu. Blemo, gali būt pamelavau, kad su Viliu. Nu, nežinau. Bet su Nedu tikrai esu. Ne kartą. Tokia įsimintina naktis buvo. Kad toks įsitikinęs. Su Kasparu nežinau, ar megojau. Gal. Nu, sakyk. Esu. Ką? Ai, ne. Ne. Neturėjai Ne. progos. Neteko, nebuvo progos. Seniai, su visais, kuriuos sakiau, kad megojom su rūbais, jau ką. Boring. Taigi Kiekviena gerai, labai pala, mėgsta. nu tai su pižama turėjome. Ai, tipo, Ar toks tiesiog buvo- buvo toks tipo... Pižamų Ai, vakarėlis. nu su... Gerai, pala. Grįžtam gal prie... Gerai, o čia. Kas parduosi? Man reikia prisiminti, o dabar yra fogi, žinai. Senai jau tai vyko. Nes nedaug toks atstumtas. Reikia atgaminti. Žinau, Modestas nesispardo. Ai, dar su Modestu mėgau. Modestas nesispardo. Manas, jau tu trečią kartą tai pasakai mums. Guys, jis miegojo su Modestu. Kas dar negirdėjo? Man atrodo, Romas pardas. A, jis lipo per miegą. Ir tai visas geras.
Grinai. Aš nepamenu kas, bet yra skundėsi, kad jis pardas. Arba ne jisai. Blema. Spydas sapnuoja per sapnus. Gal šitą podcast pavadinsim kitaip. Gerai, žodžiu. LBC, ne? Žygimantas su Modestu miegoja, kas dar nežino. Skaičiuosim. Gerai. Moving on. Jeigu jau pradėjome Gerai. tokias miegojimo temas, tai gal šaunu Hear Me Out. Kas tau yra Hear Me Out iš rinktinės? Iš vyrų. Nu, ne tai, kad iš rinktinės, bet iš tų vat, OG laipytojų vat, mūsų aplinkoje. Be to. Be to? Ai, o šiaip sakytum tas? Čia Nu tai būtų Hear Me Out čia būtų. Ai, nu jo. Pirmas, ne? Pirmas. Čia būtų pirmas mano Hear Me Out. O antras? Sako, be to. Ai, manau, Nežinau. kad nėra. One and only, Eduardas ir man. Realiai, aš nelabai daug ką pažįstu. Jo, Asmeniškai esi tai grupiai būtų- kažkokioj, kur visi laipytojai, tipo, ooo. Vaidotas. Vaidotas. Taip, taip. Taip. Čia būtų 100% Hear Me Out. Taip. Yep. Aš sutinku, aš labai sutinku. O pas jūsų, kad jeigu ne Vaidotas ir ne Blauzdas. Eduardas, gerai, Eduardas turi geras blauzdas, viskas. Gerai. Turi gerą skonį. Ne, Vaidas cool, man patinka jo nubličinti plaukai. Jo. Žiauriai. Hot. Ir jisai nėra jo oda balto. Tipo, kaina baltesnė. Balta. Nežinau, ne? Nes jis nėra dažniausiai degęs. Bet jis šiaip kur gyvena, jis Italijoje gyvena, ar Jo. Prancūzijoje, kur jis ten gyvena? Italijai. Kažkur Italijoje ir kaip ir sakė, ant kalno kažkur gyvena. Kažkur ant kalno. Žodžiu, Alpėse turi Kalnuose. namelį, turi Jo. šunų. Pala, šunų? Turiu. Jo, avis gano, jo. Jo. Tai jo, žiauriai buvo cool, nes per pusfinalius aš lipau su Vaidotu, žinai, kaip Jo, Aš išėjau jo, kartu jo, lipti su Vaidotu ir man tai jo. buvo faina. Ir mes izoliatoriai kartu sėdėm, tipo, ne izoliatoriai, o prieš ėjimą į trasas lipti. Ir taip kartu sėdėm ir jis ten pahaipina mane, ta. Ir dar buvo, kai aš trečią trasą lipau tą juodą. Ir tai man, tipo, nebuvo lengva, aš tik iš trečią kartą ją padariau. Ir paskui, kai peržiūrėjau transliaciją pusfinalio, ir jisai ten grinai, kol ilsisi, jisai mane hypina apžinai. Ir aš tokia buvau, wow. Nice. Jo, Ok, that's gerai. cool. Tai man patiko. Kas dar čia yra? Jeigu man atidarytumėt nuotraukas ir visą sąrašą, aš jums... Simeon. Semion, ne. Čia būtų Hear Me Out. Ne, Nes... šiaip jo. Semionas? good. Semionas. Jo, Jos, Simeon. Ne. Man toks mielas labiau gal. Jo, toks mielas. jo. Ir dar Vilius. Man. Lietukas. Nes aš su juo esu bendravęs, jis žiauriai cool žmogus. Taip, aš jį labai gerbiu. Tai būtų Vilius. Čia gal mano preference, bet Hear Me Out. Nu, žygis pasisakė. Tai. Dar Gerai, tai su kuo miegotum, Kaina- su kuo dar nemiegojęs? kodėl tokie klausimai? Nežinau, Ne, tai tokios temos šiaip pas mus Nu, šiandien rutuliuojasi. čia buvo Aidotu. Ne, Su su Vaidotu? Vaidotu nenorėčiau. Nenorėtum, kodėl? Vaidotas šeimą turi, tai žinai kažkaip A, jo. Jo. Jo, nelabai. vaikų. Bet tai Semioną tai irgi pana turi, pavyzdžiui. Tai susimenu ir... Aš nežinau, mėgot. Galėčiau su Meritu. Būtų po... Meritas, Meritas, I got beef. Jeigu važiuos Aš jį 2 kartus followau, važiuoti, aš galėčiau tiesiog mėgot. Jo. Gerai. Bam. Geriau apie šitą. Gerai. Jūsų Hear Me Out. moteris. Tai jo. Gerai, aš Tai aš Aš nelabai taip ne. galiu apie šitą kalbėti. Jūs galite labiau. Aš Hear galiu me pasakyti, out. kad Julė, Silina, tipo, jinai Latvija yra, bet man tai hot visai. Mm. Realiai. Šiaip Vaiva žiūri graži, jinai labai graži, jinai labai stipri. O gerai, o kaip tau šita? Jo, Vaiva labai cool Kaip tau žmogus. šita? Kamilija? Jo, Kamilija, šita. Šita? Kas jin tokia? Kas jin tokia, realiai? Jo, labai malonės žmogus, šiaip su kalbėjau ne kartą, žinok, jo. Jo. Cool, man atrodo, jinai žiauriai cool. Jo, kas čia dar yra? Šiaip Ir Gerda labai graži irgi. Tanja, jinai woman boss irgi. Jo, Tanja, žiauriu, sweet žmogus.
turi mergytę. Anu Sofija. Turi mergytę. Anu Sofija. Nu, ja. Tu kažkaip matau tavo Kamilę nepatogu apie jas temas kalbė. Nu, va, keista, aš šiaip niekad nesakau moteris, hear me out. Nu, tiesiog, kurios tau gražios moteris yra. Šita, Bet šiaip sau- 12 man graži. 12. Ai, 12 moteris man labai graži. ai, narcizė, ne. Šiaip apie gražias moteris. Jo, 12. Tada yra... Gal geriau aš nekalbėsiu. Aš taip cancel gausiu. Jo, okei. Gerai, moterų finalinės trasos. O, Kristijonas žygioja. Moterų finalinės terasos? Finalinės ar pusė? Ai, pusfinalį jau Apie žinom. pusfinalį jau pakalbėjom, man rods. Man rods. Ok. Pirma trasa buvo juoda, Labas, juoda. juoda minus šuolis, pozicija. Šuolis ten nebuvo šuolio. Nu ten toks išsistojimas kaina. Ne, ten nebuvo šuolio. Kas darė? Dabar man Dabar atrodo, kai šoko, darė, tai dabar jin šoko. šoko. Tai aš dėl to įsirašiau šuolis. Jinai, aš manau, jinai taip buvo suplanavusi, kad, tipo, Bet for jinai... the people, you know? Okay, jo, jo. Kad parodytų. Ir tada ten buvo Show. pozicija reikėjo rasti. Tipo, toj trasoj. Aš bandžiau tą trasą, aš jas nepadariau. Tai tik tiek. Bet jo, cool. Tada antra trasa. Žydri maži kibukai su juodom formom. Pala, o tu žiūrėjai finalus? Ne. Nu, aš mačiau tam biškai istoriją kažką. Istorija biškai kažkaip. Senė šiandien rytą Ir dar sakei atsikėliau ir žygį, žiūrėjau. pažiūrėk, Jo. peržiūrėk visus finalus ir pati nieko. Nu, žinau bent jau. Ar tau negėda? Taip švieskit, nu, švieskit. Nu gerai, ta buvo žydra, buvo Krimpai, tiesiog krimpai, Krimpai, slipi ant jo. pečių, Ir tralė. tada- Ten ta, kur Debora bandė taip pat apšaukti. Mhm. Gerai, gerai, tada žinau. krimpai ir tada tokie blokai link topo. Jo. Tada buvo geltona šuolis. Jo, tą padariau. Ta gera Padarei? žiūri. Ta žiūri gera. O daug kas padarė? 3. Neblogai. Kas 3, 4. 4. My bad, nemoku skaičiuoti. 4. Jo, šita visai ok. Šitą cool, tas šuolis nėra, nėra lengvas, nėra sunkus. Tiesiog šokį, bet paskui ten sunkiau į zoną varyti tenais. Žodžiu, Ir ta ketvirta yra ką juoda. veikti. Ir jinai nieko neišsiskyrė kažkodėl. Juoda. Man žiauri boring, žiauri neįdomi ir jo. Senė, žinai, ko trūko? Ledų. Kodėl, Jo, pavyzdžiui, pas kodėl, vyrų... kas čia per diktatūrą? Nu, kodėl pas vyrų yra tokia, wow, tokia kažkas užlipo insane, ir tada pas moteris tiesiog Nes juoda. moteris yra žiauriai nuvertintos, aš manau, laipėjime. Ir tipo, niekas nesitikė iš jų jokio šou, visi tikisi va, iš tų myšų, bromkų, kad jie kažką parodys, pašakinės, o moteris tipo tiesiog for fun palipkit, išsiaiškinkit. Jisai nekris. Smooth. O, good. Šiaip sau, jo, moteris šitom albačia buvo kainų nuvertintos, nes pusfinalėse trasos, nu, per lengvos. Ir ten net buvo, kur praflešino visas ir nepateko, nes iš užsienietė. Jo, realiai viena galėjo būti lengva. Ok, viena for the hype, ateini, kad gerai pasijausi, pirma trasa lengva, ok. Jo, kaip tu čia sekėsi? Kas ketvirta buvo? Ketvirta buvo sunki, kaina, ne visos pralipo. Nu tai taip, Nu jo, mano tai nekalbėjo apie rezultatas. pusfinalius. Šiaip, nu tiesiog neigiama, aš labai mažai lipu neigiamas, tai, ką žinau, ištvermės Aš- trūko ir aš jau pavargusi buvau. Paskutinę Okay. trasą, tai žinai, jau buvo, reikėjo pakovoti, bet galėjau ją padaryti. Aš ką esu surašęs, tai baltas spaudimas, nes ten reikėjo labai spausti ir poziciją spaudimas. būti. Jo, Taip ten galėjai atrodė. taip žiūri gerai užsikišti koją. Jo, zoną jo, jo. varant. Ir aš tą padariau tik tai ant paskutinis to bandymų. Tai va. Tai ta buvo visai gera. Sakyčiau, pagal šitą buvo geriausia trasa, pagal perspektyvą, kad kiek pralipo žmonių. Joda irgi buvo nebloga, man patiko. Okay. Bet, ai, nežinau, tu žiūrėjai pusfinalį, ne, aš pradėjau tą topą žiūri trankyti, nes aš excited buvau. Paskui Milda žiūri ant manęs pradėjo pykti. Nemačiau. Jinai, ką tu matai, kai aš trankau, ar kaip Milda ant manęs pyksta. Nemačiau nei vieno. Nu, žodžiu, aš pradėjau trankyti topą, žinai, aš Jo, jo, nepalaikiau excited. jo 3 sekundės, bet aš trankiau jį. Nu, ką žinau, excited buvau ir viso. Čia, aš mačiau pusfinalį ir finalį, dabar neprisimenu, bet Petras tiesiog topą palėtė.
Ir nušoko. Jo, čia buvo paskutinė trasa. Jo, Taip. paskutinė kažkokia Taip, trasa. ir aš žiūrėjau ir galvoju, blet, kaip jam užskaitė. Taip. Jis atrodė, kad čiut nekrisdamas priliečiau Nu, tą tai jis topą. palėtė ir tada nušoko, atrodo. Bent jau iš transliacijai. Bet, Nu, buvo, nieks neapeliavo, tai tas jam gerai. bet buvo, jeigu būtų apeliavę, tai jis nebūtų gavęs. Jis, man atrodo, Ne. nebūtų patekęs. Nu, tai buvo. Pala. Vyrai. Ne, tai pala, tai čia... Ne, aš kalbu apie finalus. Finalų paskutinę trasą. A, jo, finalą. Okei. Jeigu Jo. Tai pala, jis tada būtų užėmęs 3 vietą. Ir Matvei 2 būtų užėmęs. Jo. Ne, jis apšia būtų Matvei galėjo nukritęs. apeliuoti. Matvei galėjo apeliuoti. Jis Tai būtų galėjo apeliuoti. Aš jį apeliuočiau. trečias iš 3 zoną iš 5. Ne, aš realiai egzistenciją noriu apeliuoti, o realiai. Penktas. Jis būtų žemės 5 vietą. Aš turiu omeny lietuvių įskaitą. Ai, nu, lietuvių jo. Bet jis būtų čia 5. Tai būtų 4. Lietuvių įskaitai. Kodėl? Nes Myša turi... Ai, o Myša pala... Ai, jo. Ai, ne, bet Tu- jo. Jo, Ai, jo. ne. Jis būtų... Nu gerai priklauso, ar Petras turėtų čia zoną. Jis būtų 3 lietuvių įskaitai. Nu, jis... Ai, bet jis sušoko. Jam duotų Jo, zoną jam duotų duota iš 5. Zona iš 5. O Myša? O Myša turi iš 3. Tai Myša būtų 2. Bet Myša... Ar jis lietuvių skaitosi? Kodėl Myša? Ai, Myšas ne Jo, lietuvis, aš ir tiksliai. galvoju. Myša ne lietuvis. Myšas. Tai Petras būtų 3. Jo, jo, prašau. Okei. Okei. Tai aš irgi tam pažiūrėjau, čiūvas vos priltė ir nušoko, tai toks, Bet nieks neapeliavo nu gerai. jo, davė jam šitą 2 vietą. Ne, šiaip bet Myša, man biškai gaila Myšos. Nu, ne visus varžybos gali laimėti. Na jo. Tai jo. Kas dar yra? Bet jo, pavyzdžiui, nežinau, kažkur girdėjau, kad visiems šitas varžybas taip pat turi sukti trasas pagal stipriausią laipytoją. Tai visiems suko trasas pagal Romką, man rodos. Ne? Gali būti. Aš kažką tokio esu girdėjus. Gal. Šito aš nesu užfiksavęs. Aš jau neužfiksavau, bet aš girdėjau. Bet finaluose geras trasas buvo, nes Romka vienintelis pralipo. Tai reiškia, taip ir turėtų būti. Tai tipo jo. Bet ant trasos jo buvo. Tu, kaip jis sakė, sėkmės faktorius per interviu. Ir čia realiai buvo jam sėkmės faktorius, kad jisai gavo tokias trasas ir jam pasisekė. Ne, nes visų pirma buvo daug dinamikos. Jo. Romkos stiprioji vieta. Ir plus buvo tie double texture raudona. Ir jisai turi daugėje salėje tokių kybių. Ir jis visai nebijojo dėti ant double texture kojas. Kaip visi kiti tokie, gal dėti, gal nedėti. Treniruotė buvo, ta prasme, tipinė treniruotė buvo. Gerai, Jesus, jo. Kaina? Nes atrodo, kad jis dar gali lipti po to. Jo. Nes tiesiog, nu, kiek skirtumas. Pirmą vietą 4 topai, antrą vietą 1 topas. Paskui ten iš viso. Ir tai tas topas buvo prilestas tik tai gal net nebuvo. Tai aš nežinau. Nes kiti net neužšoko. Ai, nu, Matei. Šoko. Bet nepamenu, kaip jis ten. Visai Patrom, okei. yra pavyzdys, o tai ką lygiuotis reikia. Jo, Bet dar čia sutinku. toli visiems iki Max toli. Jo, bet jau matai naujus veidus, pavyzdžiui, kaip Elizaveta. Bet Lyza lipo tai nuo mažens irgi. Jo, aš realiai jinai labai daug lipo. Elizaveta. Bet jinai stipri. Ne, bet Debora irgi, pavyzdžiui, maladės. Debora irgi. Jo. Kaip jūs sakote, Debora ar Debora? Debora. 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 Nu seniai, aš esu iš Klaipėdos, mes kartu buvom, tai Debora visada būdavo. Kartu buvom. Debora. Debora. Gal Debora būtų lietuviškai realiai, labai. Nu, aš tokia Bet jūs- lietuviška. Nu, žodžiu, Debora, whatever. Maladės. Rugilį šį kartą nepasisekė. Bet tai čia, nu, man atrodo, jį pasisekė tiesiog dėl vienos trasos. Jo, Taip pat čia šitas sėkmės reikalas irgi buvo. viskas išflešinta, išskyrus. Jo, jinai būtų laimėjus gal, jeigu būtų pralipus. Jo, nes neėm bandymų tai geriau sulipo. 10 bandymų turėjo. Oh, shit. Kaip O, tai tu pala, finaluose padarai 10 bandymų? Aš nežinau, kokia paskutinė buvo, kai buvo paskutinė trasa. Aš užsirašiau juoda, tiesiog. Aš nesimenu, kaip jinai atrodo. Ne, Jinai žiūri šį boring trasą. taip, nes ten kita buvo su ledais ir jas temdė šviesas. Tai nau šį, kad aš neprisimenu tos kitos trasos. Sveikata. Ne tą turėjau. Taip,
tipo, jinai ten tokia, jie galima buvo nučytinti. Latvija nučytino. Nučyto. Aš jų nerodysiu, jūs ten nesuprasit. Susirasit videką, aš nežinau. Oh my god. YouTube. Kokie jūs vapšė neapsiskaitę? Tai pats nežinai, ko atrasa. Rodė. Aš dar šiandien rytą rašiau, tai pala. Jau pamiršai. Oh my god. Va, šita juoda. Jo, Šita. šita. Jinai, kodėl jinai juoda, vapšė jos nesimato. Tai pala, gerai, iš moterų padarė tik tai Ūla, ne? A, okei. Tai kodėl Rugilė, kas jį ne... Nu, sorry, aš nieko nesakau, bet tiesiog. Nu, tipo, tokia tiesiog labai ant fizinio. Rugilė, kilinta buvo? Rugilė, tipo, finaluose? Nežinau. Tai antra, Gučia. iš lietuvių. Tai jinai kaip bounty, tik proteininis, tipo. Va. Man paėmė? Jo. Eik tu savo. Ir Ačiū, žygį kad paėmiau. tokia gera draugė. Sponsored. Ne, šiaip negalima, reiks užblūrint. What the fuck? Gerai, Rugilę noriu pamatyti. Rugina nepadarė pirmą mūvą, jinai pastartuoja ir nieko toliau nepadaro. Bet nelabai aišku, ką daryti. Jo. Nu, jau reikia išsilaikyti ant pečių. Bet man atrodo, čia ant ryšo irgi labai. Ne, bet čia Ulai padėjo, nu, jinai žiūri užkačialinta, Tai va. pas ją pečiai tokia mašina. Mašina pečiai. Nu, taigi matei, Soris, ne vien tik atšelins. Nu. Ne, čia tiesiog fizukos biškai pritruko. Bet šiaip Rugilė per kitas rusas, tai geriau sulipo, jinai daugiau flashų turi. Tai realiai čia tiesiog, nu, jo. Nesakyčiau, kad Šiaip žinai. gal realiai per lengvas rasas buvo finaluose moteriams, ne? Šiaip daug visai topų. Ranka. Ne, sakyčiau visai okei. Pažiūrėk. Tiesiog Rugilė beast. Bet nepadarė tos. Ir viskas. Rugilė realiai geriau ten sulipo už Latvius, už Santą, pavyzdžiui. Nu, blem, tiesiog sėkmės reikalas buvo, aš nemanau, kad tai pasikartos, nemanau, kad Ūla vėl aplips, tipo, Rugilė. Sorry, bet Rugilė. Rugilės. Ne, nu, Gali būt. pažiūrėsim. Kokios dabar varžybos bus? Dainas atėjo. Ne, aš tai manau, kad per lengvas buvo. Per lengvus? Jo. Nu, gali būt. Nes palipai visas? Jo. Gerai, Julija tai visas beveik flashina, skirius tą pirmą nepadarė. Rugilė visas flashina, skirius paskutinis nepadarė. Tai toks... Ir tipo... Ne, nu visos jos gerai sulipo, tik va Debora su Liza, bet aš suprantu, joms pirmi finalai buvo, tai žinai. Bet realiai, man atrodo, buvo taip, kad paskutinė, kad tipo, paskutinė pralipė. Tipo, jeigu zona pralipė, tada ir kitopo irgi galėjo. Tipo, man atrodo, nėra, kur per pusę būtų ketvirta, kad zona tik tipo, imtų kažkas. Nu, paskui, man atrodo, easy, iki topo. Nu, bet matai, kažkas nesugebėjo po zonos iki to padaryti. Kas? Kas? Aš apie paskutinę kažkaip atrasiu. Ai, paskutinė jo. Jo. Ne paskutinė, jeigu tu šoki, tai jau padarai. Jo. Tipo, Ant toliau Liza. Tik pirmas mūlas toks. Tai jo, visai įdomios varžybos. Dainius mus nužiūrinėja konkrečiai. Žiauriai. Saira. Ir filmuoja. Jau. Jo. Ką dabar? Aptariam finalus, aptariam pusfinalius. Nežinau. Nuotraukas, palais, rinkot kažką tai?
Ar jis- Reelsą? ar jis- Reelsą. Reelsą. Ai, Reelsą? Žiūri geras. Kamilijos. Aš sažiau, kad patiko. O tu čia tipo su binlaižys toks, ar tau rimtai Ne, patiko? man realiai patiko. Aš galvojau, Jo tai patiko, kad tik pažiūrėjai, kai mes tau pasiūlėm jį pažiūrėti. nes aš pamačiau, kad 7 minutės. Oho. Ir plus man nemetė. Kaip tu gali pamatyti 7 minutės? Tu nematai, Aš matau, kaip lietai jis eina. Ir tada pažiūriu, o, nu. Bet realiai aš... Oh no. Bet realiai Oh, no. aš nemačiau, nes man jo neišmetė niekur. Jo, galime įstoriją. Aš nežinau kodėl, bet neišmetė niekur, tai... Ne, bet įsikėlė istoriją. Kas įsikėlė? Vilius įsikėlė istoriją. Mm. Nežinau, kažkaip nepagavau šito. Gerai, Bet realiai, atleidžiam. žiauriai geras buvo. Aš dabar žiūrėjau ir aš galvojau, reikės dabar kaip darbus, tas 7 minutės tiesiog pražiūrėti. Ir tada žiūriu ir tiesiog pasivaigia. Aš sakau, holy Ei, shit. savas, man žiauriai faina. Man žiauriai faina, Nes jis kaip sakai. realiai, man labai patiko, kad jūs gavot magnezijos. Čia buvo taip insane. Čia dovana laipiotai yra one of the best. Bet žinai, kaip ironiška, pokalbiai prie magnezijos, Jo, dalina magneziją. jo. Čia taip, nu, Jo, wow. čia žiauriai gerai. Man tas labai Čia patiko. žiauriai gerai, bet jo. Ir tie, tipo, visi klausimai. O, apie jūs, tas ir gerai buvo. Ir Nu, tu... iš pirmo buvo tas apibūdink kalba čia, paskui apie mus, jo. Nes reikėjo kažkaip duoti tą magneziją. A, jo, apibūdink kalbą čia. Kaip Tada tu apie jūs. apibūdintum kalbą čia? 3 žodžiais. Šunys. Sniegas. Ekete. Bet iš pirmo nepagavau, tik paskui tai. Nes buvau Suomijai. O Rugilė tu. Aš ką, blema. Duona. Pavasaris. Ir halo. Halo. Tai tu ir geisliai. Jo, irgi gėjų daug, žiūri daug gėjų Vokietijai. O tu? Kaip tu, Kamilė? Aš apibūdinčiau. Tuoj. Reikia kažką labai sugalvoti gerą. Pala, o kada, kas buvo tavo tas stovas? Kas nešiojo? Nes mes... Ugnius. Ugnius? Nešioju. Ugnius? Stovas, o kas stovas tavo buvo? Ugnius, žinai ugnių? Jo, žinau. Iš kur tai žinai? Čia... Ką Ugnius kur fotografuoja dažniausiai? Ne ne tas, tas ne Ai, tas. gerai. Ne tas. Mm. Ne, Gerai. manos nežinai ugniaus, jis tiesiog... Ne, nežinau padeda. Ugnius. Nebent iš mano storių Jo, kartais būsi matai matęs. toks. Jo, čia būsi Toks matęs, bet- garbanius, tai jo. Jo. O čia Okay. pastačiau pietus ir jis mane filmavo, tai... You know. Turėjau aš. Fair. Nu Tokia- jo, bet... Bye bye buvo tokia. Bye bye. Nu, 3 žodžiai. Aš nežinau, ar sakyti tiesiog 3 atskirius žodžius ar tokį kaip sakinį. Sėdžiaukas ir Tai pasilieka. žiūrėk, apibūdint tau, arba čia pokalbiai prie magnezijos. Okay, fair, fair, Čia. fair, fair. Sutinku. Gerai. Arba čia nebūtų be pokalbiai prie magnezijos. Nebent visi 3 išvažiuotų. Ai, jūs dviese. Aš Jūs dviese nepraleidžiu, aš išvažiuotų. nepraleidžiu tokių renginių, aš esu atidavusi savo darbui. Nice. Nu jo, turi šitą editinsi ir iškarpysi tikriausiai daug. Tai O gal ir ne? Teatrui atsidavus. Nepradėkim ten įstuk. Dabar. Galiu pašnekėti. Nereikia. Ką žinau, aš pati tą rilsą peržiūrėjau kokius 7 kartus ir man įdomu buvo. Nu gerai, tau tai reikėjo tą editinį. editinį. Ne, šiaip... Aš šiais laikais pastebėjau, kad man sunkiau komitinti ilgesnius video. Kaip 7 minutės tas reel. Aš nežinau kiek... Man atrodo 7 ten buvo minutės. 7 kažkiek jo. Jo, ir aš žiūriu, kad 7 minutės, aš galvoju, čia yra per daug man. Tiesiog Bet atrodo. susižiūrėjau, matai. Nu jo, jeigu pradedi žiūrėti, tu jau užstringi, bet... Nežinau. Kažkaip atrodo per daug, nes tai, pavyzdžiui, ypač reelsai, kiek ten būna kelias sekundės tiesiog ir viskas. Ne, aš sutinku, Arba kad jo išvis galbūt nuotrauka per būna. Ne, bet, va, pavyzdžiui, mes... Grįžtama. Ne, pavyzdžiui, mes, tipo, žinai, mes nesifiksuojam ir to, žinai, trumpus reelsus, tipo, ar kažką, mes, tipo, grinai keliam tą klausimėlius, kontentas, tipo, viskas nuo to prasidėjo. Ir, nu, nežinau, tipo, kiek gaunas, tai gaunas, tipo, nelabai matau prasme, žinai, trumpint kažkaip. Tipo, visiems, tie, kurie žino, jie žiūrės. Tipo, Jo, the real ones. jo, Ai, o tai tie jis- trumpi, tai ten jo, gerai, kad prasimušu. Pavyzdžiui, klausimėliai, kad mums prasimuštų į užsienį, nu, mums nereikia, nes, nu, ten neaišku bus. Tiesiog, apie ką mes. Ir dar lietuviškai viskas. Nu, tai. plus, jo. Tai realiai, aš sakyčiau labai gerai dabar yra, Jo. kaip yra. Tai kas buvo, mes, pavyzdžiui, praeitą LBC, mes filmavom tam, kaip jisai, maistas sportui. Jo. Nu, tipo, ten federacija. Gilė dabar buvo jau ne Vokietijoje, o Olandijoje. Tais metais Rugilė planuoja. Nežinau.
Tai žodžiu, pokalbį prie amnezijos yra Kamilija tiesiog. Jo, dabar. Nu, nėra Kamilė. Pastaruoju metu jo, Kamilė šiaip. Prasme, tas visas pasiruošimas, nu tai vyksta kaip ir kartu, bet paskui viskas realiai Kamiliai lieka. Nu, tipo. Bet man faina, aš nieko prieš, man patinka tai daryti. Man tai realiai netgi nelabai, nu, prasme, man tiesiog patinka to, žinai, trumpus daryti visokius, žinai, kartu, bet, tipo, jeigu ten jau kalbėti ir kažką, nežinau, man atrodo, Kamiliai labiau tinka tiesiog. Manau, kad visi tos. O kai jūs gausit šaibų, Ką? bus 50-50 ar bus... Ne, nebus 50, aš daugiau gausiu, sorry, Rugil, bet... Nu, tai jo, editinimas panašus. Nes aš editinu, kiek aš laiko praleidžiu tą ir aną darant. Gerai, turiu. Ne, bet aš sakau, man patinka, aš nieko prieš. Čia tokia Nes kad mano paskui sfera. nesusipyktumėt. Gausit šaibų ir sako, aš jau vienintelę viską darau. Nu ką, tu kalbi, negausi. Aš sakau, jeigu, čia yra teorinė situacija. Čia nėra, kad gausit šaibų. O tu čia turi circle kaip kabuką? Jokauji gal, kodėl... Seniai. O tai sakau, kiek turi džemperį? Taigi čia K, Kamilija, what the fuck. Čia gavau per 18 gimtadienį čia. Nice. Tikras sidabras, deimantukai tikri. Labai man... Jop, tararai dainiau. Dėkojam. Dėkojam. Jop, tararai. Nežinau, turi dar kažką apie LBC? Labai čia. Gerai, Reelsas gerai tau susižiūrėjo, ne? Puiku. Jo. Ai, man patinka, kai prie manęs prieina random žmonės. Tai yra labai čia, aš pirmą kartą juos matau, pirmą kartą apie juos žinau nieko ir jie tiesiog pradeda mane kalbinti. Tai kaip sekasi, tai ar jūs filmuosit, sako, aš labai jūsų didelė fanė. Ir aš tokia, okei. Nebuvo, žodžiu, taip. Aš tiesiog lipu atrankose, ten gal kojas 10 minučių prasidėjo ta atranka. Ir kažkokia moteris į mane eina ir man mojuoja, va taip, va, žinai. Ir aš galvoju, čia man galvoju dar apsidairau ir galvoju, čia tikrai man. Ir jinai grynai eina link manęs ir aš suprantu, kad čia man galvoju, okei, tarkim, gal aš jos tiesiog neprisimenu, nors aš labai gerai įsimenu žmonės. Aš šiandien pamojuoju, jinai dar laimingesnė atvaro pas mane. Sako, labas, aš tokia, labas. Sako, kaip tau sekasi, kaip lipimas, kaip treniruotės, sako, kur tavo draugė, sako, filmuosit su ja šiandien. Sakau, draugė, sakau, Rugilė, sako, jo, Rugilė, sako, jūs filmuosit, susiplanausiat, jau esat. Sakau, jo, po šitos atrankos jau pradėsiu filmuoti klausimėlį, Sako, nu labai faina, lauksiu jau jūsų reelsą, tralalala. Ir aš tokia, čia taip fanė, supratau. O tu ją pakalbinai? Ne, nes jos nebebuvo, paskui neišėjo, bet aš ją pakalbinčiau jo. Paskui per finalus. O tau patinka tokia? Manau, šit patinka, aš jaučiu, kad... Nes, pavyzdžiui, man nepatiktų toks dalykas. Man kad patinka, prieina žmonės ir tau pasako, kad... Jo, aš esu su klaus žmonėm, aš galiu apie kadetą bet ką, bet man nelabai patinka, kai mane pažįsta tiesiog ir aš nežinau tų žmonių, man tiesiog nejauku. Ne, man tai patinka. Ok, tai čia džiauriai gerai, kad tau patinka. Ne, man faina. Kaip tau, Rugilė? Aišku, patinka dėmesys, nu... Prie to irgi dafiga kartu yra prie... Jo, yra prie, realiai dabar dar šitą... Nežinau, koks jos vardas, bet šitą... Nu, nežinau, bet žodžiu labai fainai, tai realiai pasikalbam dabar, karts nuo karto, kai sutinkam. Tai kas tai? Nežinau vardą. Ką aš žinau, palo nereikia žinot vardų, nežinau. Nu, ką tu dar iš istoriją turėjai? Tai finalai buvo, žinai, į finalų. Ten kažkas lipo, jau buvo man nedaug neįdomu. Ir aš nuėjau į Tuliką. Einu į Tuliką, ten kažką prausiuos rankas. Ir užeina pana. Ir jinai matosi, kad aš tvarkausi savo, pas man dar buvo tas media dalykas. Jinai sako, o, pokalbį prie magnezijos. Aš tokia atsisuku, nes niekas taip nėra kreipęsis į mane, žinai. Aš tokia, jo, sako, blembas žiauriai fainai jūsų reelsai, sako, aš tik mėnesį laipiju, bet atradau jūsų akauntą ir mane, tipo, dar labiau, tipo, šitą motivation, kad, tipo, lipti ir tada, sako, filmuokit toliau žiauriai cool. Ir aš tokia šokė likau, galvoju, okei, ačiū, aš norėjau ją apsikabinti, žinai, ant kiek vainų, bet aš neapsikabinau, nieko nedariau. Tai, bet žiauriai cool, kai žmonės tiesiog prieina ir pasako, išdrįsta pasakyti. Nice. Tai, ką žinau, man žiūri, aprišeitinas. Kol vat negaunam, žinai, va tokių, va, žinai, nu pastebėjimų, žinai, ir kažkokių va tokių žodžių, nu aš ir net netrodo, mes kažką, žinai, labai daug darom, atrodo dėl savęs, žinai, čia darom, ten laikai kažkaip eina. Man atrodo, kad tiesiog cringe, awkward. Jo, bet kai va tokius gauni, nu, ta prasme, feedbackus, tai žiauriai fain, labai miela. Tai jūs norėtume, kad žmonės ateitų ir pasakytų, o, sveiki, kaip sekasi. Ateikit, guys. Mes savo tokius. Į eilutę susirikiuokit, ne? Ateikit. Parašą dar gal kokį, ne? Parašą fotkytę. Jau kažkam rašytas? Ne, aš nesirašiau. Parašą, ne. Ne, o jeigu reikėtų parašą, ar mes turim pokalbį prie magnezijos parašą? Neturim. PPM širdutė. jo. Bet būtinai reikia turėti gal tiesiog savo, bus vis tiek du žmonės, bet tipo,
tas būtų vienas parašas. Tavo parašą ir Rugilės parašą, tai va, į vieną sujungtą ar ką. Ne, bet tu tik savo, bet kad tu gautum pokalbį per magnezijos reikia 2, tipo. Okay. Aš nežinau, gal kažkas tokio atrodo. Bet, Nu, jo, tarkim. Jo, reikia pagalvoti. nes pavyzdžiui, kai būna tas krepšinio komandos, tai nėra komandos parašas. Ai, here. Arba kai būna vis tiek kažkas vis tiek ten narių atskirų žmonių Jo, parašas jo. gauna. Nežinau, parašą. Nemanau, kad kažką reikia. Nemanau, kad reikės kažką mūsų parašą. Nebent kažkada, kažkur, kažką, ką mes galime žinoti. Bet ne. Kas čia dar? Nu, Jo. va. Bet šiaip pokalbių prie magnezijos be Mariaus nebūtų. Jeigu nebūtų Jo, Mariaus, Aš jį dabar apie Marių norėjau šitą. pokalbiai prie magnezijos neegzistuotų. O ką jis? Žinai, Tipo, Marius, nu, labai žinau Marių. tai va. Jis realiai investavimus, jisai mums... Jisai didžiausias yra mūsų supporteris, padeda mums visur, nu, tipo, wow, kaip ten Dievo šviesa, meilė, pinigai, žodžiu. Jo, taip, šit. O tai pirmas jūsų buvo Bonobai, tai Marius pastebėjo jūs tai? Žodžiu, aš tu galiu papasakoti, buvo pirmas mūsų, va, čia būtų gerai atskiras podcastas jau apie Tai- PPM. nu. Nu, žodžiu, iškarpysim, žiūrėsim, kaip ten bus. Bet jo, pirmas buvo BAM 3 metais, LBC, Jo. Bonoba, dar senam Bonoba. Ir mes su Rugile tiesiog random ėjom po treniruotės naktį, nu vakarė, buvo jau tamsu. Naktį, romantiškai, pavojingai per Buvo rajonus. žiūri tamsu ir mes einam, aš nežinau, kas mums buvo, ir mes tokias kalbam, blemba, mūsų žmonės nelabai pažįsta laipimo bendruomenį kaip čia. Bet ne, mes apie tai salėje, šiandien aš buvau grinai vačiau prie savo, kažką Salėj. šnekėjom ir paskui pratęsėm įdomus. Nu taip, kažkas tokio. Tai jo, kad tipo, oi, mūsų čia niekas nepažįsta, mes norim būti, ne tai kad žinomos, bet norim tipo būti, nu, atpažįstamos varžybose ar kažkas tokio. Jeigu jau mūsų jau hujovai varžybose sekasi, tai bent jau, kad Jo. tiesiog žinotų žmonės. Tokia buvo ir idėja, žinai. Nu, kamon, kažkas bent jau pusfinalį pateko. Čia jau atpažįstama. Jo. Dabar. Ne, tai dabar aš nesakau, kad aš hujovai lipu. Bet tada tai, nu, dar Okay. Kamilija beginner buvo. Tai kiek aš labai mažai lipu laiko, dabar 3 metai einant. Tai realiai tu tada kainą pradėjai laipiot. Jo, tada buvo mano pradžia lipimo. Tai Tai jo, tam buvo gal. jūs, jo, pasikalbėjote apie tai Ir ir... mes tiesiog, ir tada, žinai, sakau, reikia kažką filmuoti, nes vis jau tada prasidėjo tokie prikolai kaip reelsų filmavimai, ten į TikTok'e irgi visokiausi klausimėliai. Ir vis nu, laipimas toks buvo visiškai dar nežinomas, dar prieš 3 metus toks laiką, nu tikrai buvo taip, ne kažką. Ir su media irgi ne kažką. Ir mes tiesiog išvystėm tą idėją ir tą pačią dieną parašėm Mildai, nes kaip tik artėjo LBC. Ir kaip mes ten parašėm, Čia dabar jokio heito Mildai nebus, bet tiesiog mes va parašėm, žinai, kad va turim idėją ir tipo, gal norit kažkaip, nežinau, kažkaip čia kartu, žinai, kad kažką, žinai, ar ten patagint ar kažką, nu, žinai, kad tipo grinai mes jums filmuosim. Ir nežinau, galbūt kažką už tai, nu, sakėm, galbūt kažką už tai, ne, ar neprašėm. Tiesiog mes visiems galvom, jeigu mes tą tokį nufilmuosim reelsą, kur mes įkelsim, aš pas save accountą, Gilė pas save accountą. Jo, tipo, tiesa, nu jo. Paprašėm, kad tipo į federacijos. Jo, kad į tipo, į federacijos galėtų įkelti ir kažkaip prasimuštumėm ir žinotumėm. Ir buvo toks, jo. Ir jis sako, jo, žiūri, cool idėja, davai, tipo, ne? Ir mes, tipo, viskas, arba čia artėjo, nufilmavom, viskas faina. Aišku, aš dabar tą reelsą žiūriu, ten dafiga, nu, tipo, galima daug kur pataisyti. Jis toks, tipo, Nu, aišku, sen, Nu, kiekvieną pirmas kartą blynas, plynas. jo, nu, Taip, tai- taip. bet Nu. jo, žodžiu, mes jį nufilmavom visą kitą, nusinčiam Mildai, tipo, ir sakom, va. Ir jinai tada šauna. Nu, mes tai pažiūrėjom su federacijos ten timą ir nemanom, kad tai yra skirtas, tipo, mūsų puslapiui, nu, tipo, ne mūsų... Nu, kas Tipo, yra... aš kainą suprantu, Jo. jo, nes, tipo, ten oficialus saitas ir mūsų toks buvo žiauriai fun for fun. Jo. Tai jo, bet mes kainą supratom, bet buvom tokios, what the fuck, ką mums dabar daryti Nes, su tuo tipo, realiai, reelsu? žinai, nu, tipo, nu, bet realiai šiaip jo gal tai logiška, nes mes paprašėm, žinai, kad, tipo, va, čia galite įskelti ir tada pasakė jo, bet net nematė, žinai, koks mūsų tas rezultatas, žinai. Tai, nu, tipo, okay, understandable, bet Marius atvirom rankom priėmė mus. Jo, aš net neįsivaizduoju, Rugilė tikriausiai pasiūlė rašom Mariui, tipo, Bonobo savininkui, jinai sako. Aš tada į foną, dar tada tu jo Crazy. nežinojai, aš Jo, aš dar net nežinau Mariaus, aš turėjau pirmą tokį, tipo, bendravimą su juo, tai tada pasiėmė to paspirtuką. galiu papasakoti. Tokį pirmą turėjau. Buvo LBC ir žinai, po LBC visat after party vyksta. Jo. Tai mes į LBC finalus, pusfinalus su Rugilė atvažiavom su elektriniais paspirtukais. Nu, su mano elektriniu paspirtuku. Ir aš, po finalo išvažiavau namo, mane pasiėmė. Ir grįžti namo suprantu, kad paspirtuką tenais palikau. Ir blėt, galvoju, blėt. Ir važiavau atgal pasimti to paspirtuką, Jo, mane jo. vežė tėvai. Ir aš iš pirmo ten rašau Kasparui, nes Kasparas buvo after party. Tipo, ar yra mano paspirtukas, sako, ne, nematau, nežinau, kuris yra. Ir galvoju, blėt. Nes visiems, tipo, tas paspirtukas brangus ir galvoju, so tėvai mane sumuš konkrečiai. Okay.
Ir užeinu į tą, ten tūsas vyksta, visi geria. Ir aš galvoju, kur man tą paspirtuką ieškoti, nes jis buvo grinai prie užėjimo, jo nebėra. Ir galvoju, fuck. Ir matau, Marius stovi. Ir aš žinau, kad jis yra Bonobo savininkas, galvoju, gal žinos, gal jis patraukė į kažkur. Ir aš sakė, labas, Marius, ir jis toks, labas, toks laimingas, žinai. Sakau, čia buvo mano paspirtukas ir tipo kažkur kažkas gal paėmė, ar tu kažkur gal padėjai. Ir jis toks realiai pradėjo panikuoti, pats vaidinti. Ir sakau, blemba, mačiau kažkoks čiūvas atėjo ir pasiėmė tą paspirtuką. Ir aš patikėjau. Jo. Ir aš pradėjau jau verkti. Man jau pradėjo ašaras bėgti, aš jau pradėjau panikuoti. Aš galvoju, nu nafi, gal kur dabar, kas. Ir jis toks stovi, žiūri į mane, aš ten galvoju, ką dabar daryti. Ir jis toks, juokauja. Ir apsikabino mane ir pradėjo guosti. Aš tokia, tai kaip juokinga. O, kaip juokinga. Sako, ten nunešiau į kambariuką, Nice. pasiėmiau tą paspirtuką ir balinau iš tam žodžiu. Ne, nu, nice. Ne. Pirmas interaction su Mariu buvo toks. Jo, pirmas mano interactionas su Mariu. Crazy. Vos ne iki ašarų ir tada... Matai. Tai... Ir tada sako, man toks žaibys žmogus, toks žaibys. Kaip su vaiku saldainė. Žodžiu, taip gavos ir jo, ir paskui mes jam parašėm ir jis toks, jo, šuor keliam važiuojam. Jo, tipo realiai nebuvo jokių, tipo, O tai kelią, kurį kelią? Tai tiesiog kolaboreitą aš įkėliau ir pakviečiau į kolaboreitin Bonobo. bet dabar mes dar neturėjom pokalbį apie magnesus, dar Aš mes kėliau net savo. nežinojom. Jo, Ai. mes dar net nepagalvojom apie tai, kad mes vadinsimės kažkokį atskirą account, turėsim ar kažką. Jo, Tai realiai, jo. tiesiog Kamilė su Marium pakolaboreitina. Bet paskui kažkaip dabar, man atrodo, tas Vilsas pas mus kažkaip yra, tipo dabar kažkaip ar ne? Ne? Tiesiog yra, tipo, uždėtas tas pataginta, tiesiog Jo, aš tą pataginam. Nice. Bet paskui jau po to jau mes supratom, kad blema, visiems ten visai, sprogo, tipo, tas Vilsas, tipo, mes realiai stebėjome, žinai, skaičiais, tipo, žinai, kiek ten kyla, žinai, negalvom, kad tai prasimuš. Jo, tai ten šiaip, man rodos, daugiausiai ir turi tas reelsas laikų. Gali būti. Nes jis toks pirmas. Jo, tada visi tokia, davai, daro. Tai jo, Ir žmonės tada pradėjo rašinėti, sako, tai skurkit kažką, tipo, sukurkit atskirą akantą. 196. Jo, tai čia Max, man atrodo. Jo, čia daugiausiai, kiek iš ne, ar iš klausimėlio, tiek daugiausiai mes esame. O iš LBČ praeitais metais kiek? Man atrodo, daugiau, ne? Ne, 100 kažkiek. Ai, gerai. Tai va, ir paskui... O paskui jau prasidėjo, žinai, pavadinimą galvojom, akantą galvojom ir jo, ir paskui viskas į ten kėlėsi. Kaip vadinimas? Taip atsirado pavadinimas. Oi, per voices, mes negyvai šnekėjom, tiesiog aš pamenu. Random brainstorminom, jo, tipo, tiesiog chat'e. brainstorminom. Ai, Ir čia aš sakau, Kamilio, brainstorming, kažkiek brainstorming, random žodžius rašom, žinai. Ir paskui aš sakiau, pokalbiai prie magnezijos. Ir mes ten kažkaip abi, kažkas, nu, tau Jo, kažkas parašė pokalbį, o kažkas prie magnezijos ir kažkaip tiesiog sujungiam. Nice. Gerai buvo ir visą. Geras vadinimas, tipo, tinka. Tikrai tinka. Taip, mes dar abejom, nes tai labai ilgas, tipo, kažkaip, žinai, vien dėl to, žinai, bet šiaip kažkaip, realiai geresnį neradom ir dabar net negalvoju, kaip pakeis būtų galima. Ne, žiūri toks OG. Žiūri. Mm. Tai va, taip ir tęsės mūsų filmavimai, nežinau, kur tai nuves mus. Marius mus palaiko labai. Tai realiai, ta magnezija davė Marius. Marius tą magnesą? O tai kas manai mums davė? Aš nežinau, iš kur jūs Mes rėmėjai ir gavot. neprašėm. Kokia Savo termė? šaibas pirkom for sure, ne. Nu, Marius. aš žinau, kad ne iš savo, bet iš kur jūs gavote, nežinau to rėmimą. Marius. Nice. Jo, jis tiesiog parašė, labai čia artėja ir jūs filmuosite, tipo, ar jums reikia prizų, ta. So. Nu, sakau, aš tau duodu, va, tokių pavyzdžių, Marius yra. Meilė, Dievas, šviesa, Bet pinigai. ir šiaip aš matau jos, vis kažkur jie važiuoja, kažkur promotina laipimą, kažkur senelę savo atsiveža, tiesiog pastato. Nežinau, ar tai galiu kalbėti per podcastą, bet aš tau pasakysiu, tai aš iškirpsiu. Tipo, realiai atrodo, kad jam rūpi. Jo, labai rūpi. Mes jam rūpim. Ir jis supranta kontentai, supranta, ką, dabar, žinai, jis tiesiog supranta mus. Realiai, su juo taip lengva yra dirbti, po kiekvieną kartą, jeigu kažką kartu darom, tipo, jis. Tai jis ir pats daug kelia, ir pats filmuoja. Tai toks... Tai, pavyzdžiui, tu žinai, kad mes filmavomės laidoj vienoj, Galvok. Žinai laidą Galvok? Jo, žinau. Per TV3, tai mes filmavomės tenais, ne? Aha. Ir mes, tipo, mums tiesiog, mes čia pat, ne tai, kad mes pačios susiradom, bet mus surado, žinai, ir mums paskambino ir pasiūlė, ir mes jo, davai važiuojam. Ir paskui prasidėjo visas tas, o ką mes rodysim, kaip mes ten parodysim, tralalala. Ir mes realiai panikavom ir mes kreipėmės į Marių, kad Marius mums padėtų, nes vienintelis žmogus, kuris, tipo, mus suportina. Ir jis mums pastatė visą tą, tipo, stovą, žinai, kur kabėti, viską būtent tam Galvok, aš nežinau, kiek jis, tipo, investavo į tai. Bet jo, nu, tipo, jam gerai, nes čia reklama. Aš, man atrodo, mačiau jūs, kai tas stovas. Jo, ten buvo per televiziją ir ten jo realiai buvo stovas ir ten visi bandė pakabėti. Nu, sorry, aš tiesiog Ne, nu. prisimenu flashbackai ateina į tą pokalbį.
Tai tiesiog žiauriu kol. Bliam, mes nežinom, nes realiai mums tipo taip federacija, žinai, ten kažkaip, nu per federaciją, žinai, bandėm, kad po gal jūs čia kažką gali, sako, tai ne, tai jūs gal Mariaus kokio paprašykit dar kažko. Nu, tipo, ar toks buvo, žinai, what the fuck, tipo, žinai, varykit į šitą laidą, tipo, varykit, tipo, surinktinės maikutėm, žinai, ne, bet, tipo, nu, žinai, O jūs- jeigu norit, Pačios Bet- O jūs žinot, jo. kas atsakingas už renginius dabar yra? renginius, Jo, dainis. jo. Na. Tai gal su dainiu ir kažką reikėtų. O ką mums dabar su juo daryti? Nežinau, tiesiog. Aš norėjau tiesiog paklausti, ar žinot. Jo, žinau. Okay. Žinau. Jo, vis- Pagaliau kažkas yra daugiau su laipimu. Tipo, kai, Jo, konkurentai atsiranda, žinok. ypač kai olimpinis dar yra, olimpinis, tai iš viso dabar bent jau populiaru kažkiek. Nes kai aš pradėjau laipioti, tai ten toks laipioji, tipo alpinizmas, nors tai vapščiai nesusiję. Nu, bet Tipo, Lietuvoj, šiaip susiję, bet- Lietuvoj visiems nėra tas laipėjimas, tai Bet bent jau dabar Įsis- žinau, kad ai čia tas ant akmenuko, nėra, kad haikini į kalnus. nežinok, yra, aš esu dar tokių žmonių sutikus. Aš laipioju, tai čia alpinizmas? Mhm. Sure. Nu, bet bent jau geriau. Tipo, ne visada Jo, taip geriau, būna. jo, geriau, tikrai Būna geriau. tokie aš laipioju. Ai, rimtas laipioju, tipo boulderingą laipioju ar lydą toks, what the fuck, iš kur Aš tu žinai tokio tokius žmogus dar dalykus. nesutikus, nežinau, kur tokius randi. Arba sako, aš esu bandęs. Tipo, anksčiau, pagalvojus, kad jie būtų bandę laipioti, tai turėtų realiai nueiti į salę ir turėtų sužinoti. arba šiaip jau ne pirmas žmogus, tipo, žinai, paklausė, žinai, tipo, aš paskui, nu jo, aš ten, žinai, lipu, sako, o kokia salė, tipo, Vertical Bonovo, ir aš tokia, pala, tipo. Gerai, man šito nebuvo. Jo, man buvo 2 kartus realiai. Vieną kartą gydyta, kitą kartą buvo tokia ten, buvau ten, nu žodžiu, menų spaustuvė ten buvau tokia koordinatorė mano, tai irgi toks buvo, okei. Nes aš toks, aš visada būnu, gerai, tipo, aš laipioju, aš klausiu, kokioje salėje, nes tipo, žinau, kad yra 3 salės Vilniui, 2 Klaipėdai, 1 Kaune. Ir Nice. tada daugiau yra. Aš kažkaip nesutinku tokių visiškai. žmonių. Kažkaip ne. Atsilikit dar pastebi. Galbūt. Galbūt. Gerai, aš Gal daugiau sutiksim. Mes dar kažką šnekam. Mes, manau, galim dar šnekėti. Realiai galim šitą. Apie Reelsą tą dalį. Nu, perimti mikrofoną, ką aš nešnekėsiu. Kokią dalį? O tai ką dabar, o tai kas jums? Aš nežinau. Ką? Jum? Tai ką? Ne, nu rūgynė. Ne, aš tą kalbėsiu. Rugilė, bet aš nelabai už... Pas jūsų, tipo, Reelsą? Nu tiesiog nueik pažiūrėk, va tiesiog ar tau kils iš minčių. Taip, paskui. Laukiamas, didžiausias, stebimas. Svarbiausias metų renginys. Nu, Laukiamas didžiausias ir stebimas. Koks ten stebinant? gerai, jeigu kalbėsime ne apie laipimą, kokia tau kiltų asociacija? Laukiamas, didžiausias ir stebinantis. Nieko, what do you mean? Nu tau dabar toks, nieko man nekilo į galvą. Tai jūs Aš toks laukiate, šventas. jūs laukiate didžiausio ir stebinančio? Tai tikriausiai. Nu ką žinau. O apie ką tu kalbė? Tu žinai, apie ką aš kalbu. Aš nežinau. Nes tu žinai, Galiu žinai, pasakyt. tu žinai, dabar apsimeti, Aš nes... jau šiandien žinau. Nu, tu tikrai žinai, nu... Aš nekaltas ant... Aš tikrai negalvoju, kad tu parodysi. Bet tu žinojai. Tu žinojai, taip, Žygimantai, tu žinojai. Ne, tikrai aš nežinau. Ne. Aš toks šventas berniukas. Bet nekalbėjau apie jį. Ne, nu, nekalbėjau apie LBČ, bet tai ką. Bet ką tu žinai? O ką tu žinai apie Igną? Nu, kies Pas jį yra laukiamas didžiausias ir stebinantis? Ne, ačiū. Ne, ką aš žinau, jeigu tą temą mes važiavom su Ignu kažkada mašinai, Pala. Ką, gali pakartot? važiavom su Ignu mašinai, Jo, ir tą temą kalbėjot. bet durnas gal. Šiaip Ignas labai juokingas yra, ir keistas, ir juokingas, ir jo. Aha. Bet jo, mes važiavom mašiną ir mes sustojom, tipo degalinį. Ir jis sako, einu palaistyt medžius. Čia te mano prikolas, čia mes su Ugnim filmavom. Ir Ugnis, aš nufilmuoju, paklausinėjau Rugilės, man taip savo atšilė, ne?
Ir Ugnius sako, o tu nemanai, kad jinai kalbėjo apie, ne apie LBC. Ir aš tokia, Ugniau, blei, tu durnas. Ir tu man pasakė šitą Kamilę, kad, nu, pažiūrėk, tiesiog, nu, ir aš iš karto supratau, žinai, apie ką ten Ai, eina. Rugilė, tai iš karto. Aš Nes tu pasakė pažiūrėjau, tu jau laukiu kažko, tai Nu, tu tikrai, stebėjai. o tu supratai, apie ką kalbėsi? Iš pirmo ne. Iš pirmo Tada tau dėjo. dabar. Kai Tipo, Rugilė parodė. ne, prieš tai jau supratau, kai jūs pasakėte tai, nes aš nesupratau, ko jūs norite iš Rugilės. Dabar aš Nieko supratau, nenoriu. kai pradėjot žiūrėti keistai į mane, tada aš jau supratau. Aš šitą nežiūrėjau. Rugilė jau žiūrėjo. Jo. Man pasirašy. Žinai, kas legalu yra Estijai? Aš žinau, kad galiu tų pačių, dabar reikia tavo sutikimą pirmą dieną. Sėdi. Čia tėvai, prašau pasirašyk. Na, nu, taigi čia žygis numetė prie kolas. Tiesiog jam žinau, nors ne. Vizualiai padariau. O Ir mes dar sakom, reiks vizualiai nenukrypti nuo užfiksavom. temos, reiks nenukrypti nuo temos. Tai mes jau sakėm, kad Mes kad kitą. Čia mes per daug normaliai šnekėjom visą laiką. Nu, seniai mes buvom tokie locked in į LBC. Seniai mes žiūrėjom status žiūrėjom, pažiūrėjom status, viską. Čia buvo... Pasė susistabdė kažkaip ten dabar. Ir aš nežinau, aš manau, kad mes galim baigti. Bet gerai, mums reikia kažkokį užbaigimą padaryti. Tai tipo. mums reikia tam neilą. Ne, gerai, šiaip užbaigdam, tai buvo pajapinta. Mūsų podcastas LBC25 baigėsi. Nežinau, kur šitas nueis, visas vaizdo įrašas. Bet jo, buvo tiesiog pajapinta. Pakalbėta, kam įdomu, kas išklausė. Dėkojam, kad buvote kartu. Ir jo. Tikiuosi buvo nice. O.